2007 Kaunui padovanojo Akropolį. Tiesa, tada jis atrodė kitaip negu dabar. Bet būtent tų metų balandį buvo atidarytas daugiau nei 80 000 kvadratinių metrų ploto prekybos ir pramogų centras. Kitas istorinis Kauno objektas pamatė tai, ko per 70 mečius dar nebuvo. Pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorijoje dėl žiūrovų riaušių buvo nutrauktos krepšinio rungtynės vykusios Kauno sporto halėje. Kas žaidė? Taip, tos pačios komandos, kurios sentimentų viena kitai nejaučia ir dabar. Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Dėl sirgalių elgesio Žalgiriui įskaitytas techninis pralaimėjimas, piniginė bauda bei vienerios rungtynės be žiūrovų. Beje, tai buvo ne vienintelis incidentas sporto arenose. Futbolo Intertoto taurės turnyro rungtynėse tada viena geriausių Lietuvos komandų Vilniaus Vėtra savo stadione susitiko su Varšuvos Legija. Lenkų klubo gerbėjai per pertrauką pradėjo laužyti stadiono kėdes, suplėšė vartų tinklą, išvartė reklamos stendus, o už tokį aistruolių elgesį UEFA drausmės komisija Legiją pašalino iš varžybų. Visi, kas rankose ar kišenėse laikote iPhone telefonus, galite suklusti. Būtent 2007-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pasirodė pirmasis tada tiesiog Apple iPhone. And we are calling it iPhone. Ekonominį Lietuvos augimą iliustravo ir lenktynės Palangoje. Jos nuo tų metų vadinosi Omnitel 1003 km lenktynėmis. Daugiau nei 60 paraiškas pateikusių komandų, ne tik iš Baltijos šalių, bet ir Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Ukrainos, Rusijos. Šio rekordo beje iki šiol nepavyko pagerinti. Intriguojanti ir lietaus pakoreguota kvalifikacija, palikusi už pagrindinio starto ribos ne vieną pajėgią komandą. Ir pirmasis Adampolio komandos triumfas. Ramūnas Čepkauskas ir Vidas Čebatavičius pagaliau sugebėjo rasti kelią į pergalę. Aš tik tiek atsimenu, aišku, laiko praėjo nemažai, bet atsimenu, kad mes važiavom dviese su Vidu Čebatavičium. Ir ten tokio gal nieko ypatingo gal ir net nebuvo. Bet mes kažkaip nuo pat pradžių lenktynių važiavom labai stabiliai, ta mašina visiškai negedo, nes mes iki to tai turėjom labai daug tobulinimo, nes tai visgi buvo savadarbis automobilis, kuris visai atneždavo kažkokią tai problemų. Tai mes įsitobulinom tą automobilį ir iš tikrųjų jis mums nekėlė techninių problemų. Ir mes taip stabiliai, net nelabai gal tikėjomės, kad mes būsime absoliučiai pirmi, bet ten mūsų visą laiką buvo rezultatas neblogas. Ir po to jau kažkaip pajautėm, kad mums čia kažkaip tai yra variantų būti tais nugalėtojais. Tai Vidas labai irgi tvarkingai suvažiavo, labai stabiliai. Aš tada kažkaip tai dabaigiau tas lenktynės. Tarp kitko Vidas iš tikrųjų dabaigė dar su tuščia padanga beveik, tai toksai, lengvas buvo toksai kažkoks jau toks ekstremas. Ir viskas, ir taip mes užturėjome tą pirmąją vietą. Viskas gerai yra, važiuojam, tempas geras. Jeigu mašina laikys, viskas bus gerai. Bet dviese lenktyniauti ilgų distancijų lenktynėse nėra optimalu iš taktinės pusės, teisingai? Jo, iš taktinės pusės tai neoptimalu, nes jeigu ten, tarkim, dar tau reikia ilsėtis, o kitas jau eina į pabaigą ir kokia nors, pavyzdžiui, didelė avarija ar tas krešas, tai tada nėra į ką pakeisti, tai tada gali, vadinkim, pralošti laiko. Bet dar tais metais, kadangi ten tų automobilių buvo begalė ir to tikslumo tokio nebuvo, jo tokio, koks jis yra dabar, nes dabar yra tiek viskas išskaičiuota, kad, kaip pavyzdys, jeigu tu sekundę lėčiau važiuoji ant rato vidutiniškai, tai per tą vieną stintą per valandą 10 tu gauni ant vieno rato, vadinkim, tave pralenkia. Tai atrodo, ta sekundė kaip ir mažai, bet per laiką yra daug. Bet šiaip dėl patikimumo viso bendro, tai aš, kaip sakau, kuo mažiau lenktynininkų, to tu gali turėti geresnį rezultatą, nes kaip lenktynininkas taip yra kažkokia tai rizika, kad kažką jis padarys, nes visi nori dar pasimatuoti tarpusą ir visa kita. Tai labai priklauso nuo komandos sudėties ir kaip ten viskas, kokia joje atmosfera.